Tai čia šiuo atveju aš dabar jau suprantu, kad MyVoldas yra susijęs, kodėl vat mes tą paralelę kažkaip darom MyVoldas ir bankai. Vat kokia čia sąsaja yra, gali pasakyti? Mhm. Tiesiog ta sąsaja, galbūt aš ją daugiau, sakykime, kaip pavyzdį noriu pasakyti žmonėm, kad ieškokit galimybių įdarbinti pinigus. Ir čia mes taip pat turim tokią, sakykime, viena iš galimybių yra žmogui, kuris, jeigu žmogus net ir neturi kažkokio specialaus finansinio raštingumo. Nes tikrai tam, kad įdarbinti pinigus, yra sričių, kur žmogus turi, pavyzdžiui, suprasti, išmanyti, pavyzdžiui, kriptovaliutų rinką, ar ne, kaip tai veikia. Jeigu tu tikrai nori, kad tavo pinigai uždirbtų, o nepradirbtum. Taip pat, sakykime, pažiūrėkime valiutų biržą. Vėlgi, tai yra labai aukšto lygio finansinis raštingumas žmogaus, ar ne, ir tai jis sėdi vos ne paromis, nes sekundžių reikalas, kada tu gali pradirbti arba uždirbti. Tai va, ar kiekvienas žmogus tai gali daryti? Tikrai ne. Tai yra vienetai žmonių, kurie iš to gyvena, aišku, jie gyvena, bet jie didelė rizikoje. Tai yra be galo pačios rizikingiausios, sakykime, galimybės, ne? Kurios, jos irgi yra galimybės, bet tai yra labai rizikingi dalykai. Ir štai čia, sakykime, jeigu mes kalbam dabar apie mūsų kompaniją, yra galimybė žmonėm tapus Laikonet marketeriu, taip pat savo pinigus įdarbinti, bet be rizikos. Ir net neturint kažkokio finansinio raštingumo, nes nusipirkus SP taškų paketą, išleisti eurai, ar ten, sakykime, kronos, ar svarai, nesvarbu, kokia šalies yra valiuta, kokioj tu šaly tampi tuo marketeriu, ar ne. Kitaip sakant, pinigai gali sugrįžti nuo 2 iki 5 kartų didesnė suma. Bet aš čia negaliu pasakyti, kad absoliučiai nieko nedarant, bet daryti reikia visur, nes ką aš jau ir paminėjau, bet kokiu atveju ir biržai sėdintis žmogus jisai daro. Aišku, yra, sakykime, investicinių fondų, kur žmogus samdo finansų konsultantą, kuris prižiūri jo fondus, bet jis už tai moka papildomus pinigus, ar ne, tam konsultantui. Aišku, sakykime, nekilnojamas turtas, bet vėlgi, aš truputėlį visai dar noriu paminėti giliau apie nekilnojamą turtą. Taip, nuo senų laikų daugeliu žmonių nekilnojamas turtas, kažkas apčiuopiamo, tai čia yra pati geriausia investicija. Tai tikrai pasidomėkit, ar tikrai tai yra geriausia investicija. Žodžiu, daug yra investavimo galimybių. Aišku, Laikonete, MyVolde tai nėra investavimas, nes nusipirkus, jeigu ir paketą nusipirkam, pinigai gali grįžti nuo 2 iki 5 kartų didesnė verte, bet reikia šiek tiek ir padirbėti. Ir tas dabar vėl padirbėti reiškia pačiam išmokti, apsipirkti pas MyVoldo prekybininkus, parodyti šitą galimybę savo bent jau šeimai, draugam, artimiesiems, pasileisit media, tiesiog išbandyti projektą, ar ne, ir apie tai parodyti kitiems. Tai va toks ir darbas. Naudojuosi pats ir pasidžiaugiu tuo, ką gaunu garsiai. Dalintis. Vat sakau, geriausiai irgi darbas sunkus, jau čia yra senų, kaip sakoma, programų atgyvena. O pinigai, jie neturi šitos kažkokios užkrovos, kad būtinai per sunkų darbą tik jie gali pas mus ateiti. Pinigai kaip tik tai ateina tada, kada yra lengva.